Ką šiai dienai dabar žiūrėsiu? Žiūrėsiu birželio mėnesio prognozę. Maždaug kaip klostysis mėnuo, koks bus mėnesio fonas, kokios galimos nuotaikos, pasiekimai ir panašiai. Pradėsiu pirmiausia nuo šio momento, nuo šios akimirkos, kaip maždaug, kas vyksta, kaip jaučiatės šiuo momentu, šią akimirką. Šią akimirką, ką rodo, tai tokį emocinį nuopolį, emocinį kritimą, tokį kaip palūžimą daugiau, tokį, kad sakytų tarsi kažkas, kažko siekėt, kažką bandėt atlikti, kažko bandėt imtis, bet neišėjo, nepavyko ir toksai visiškas emocinis toksai nusivylimas tuo, kas neišėjo, ar netgi gali būti ir savimi. Ir toksai taip pat matosi susikoncentravimas į tai, kas nutiko, į tai, kas negatyvu, į tai, kas neišėjo, tiesiog į tą susikoncentravimas, į tą negatyvą, į liūdesį, ir per tai žmogus nemato tiesiog už savęs, kad dar yra ne tik pats turi iš savęs kažkokių resursų, bet yra dar ir daug galimybių. Daug galimybių. Galimybių augti, galimybių tobulėti, galimybių stiprėti, suleisti šaknis, o galbūt jau esate suleidusi šaknis, tiesiog neišėjo ir nusivylėt. Bet kuriuo atveju nereikėtų susikoncentruoti į tai, kas nėra galbūt šiai dienai gerai, ar galbūt neatėjo tam dar laikas, nes per tai tiesiog, žmogus, nemato tos šviesos, tos vilties gal nemato. Tiesiog emocinis toks nuovargis šiai dienai matosi. Augti galimybių dar yra, didėti, plėstis ir iš to gauti kažkokių resursų ir kažkokių vaisių, darbo galbūt vaisių ir panašiai, tikrai dar yra. Ir tie vaisiai, jeigu būsit kantri, tie vaisiai bus ypatingi. Jūsų asmeninė mėnesio tema. Asmeninė mėnesio tema tai daugiau apie jūs pačią, apie stabilumą, apie grožį, apie savijautą. Apie grožį, apie savijautą, apie rūpestį savimi. Grožis, pirkiniai, galbūt suknelės, kažkokios grožio procedūros. Bet ne tik iš tikrųjų, čia gali būti ir tiesiog rūpestis savimi ir kažkokie geresnis maistas, sakykime. Buvimas su savimi, stabilumo toksai išlaikymas, savęs stabilumo išlaikymas. Gali būti netgi ir kažkokie augalai, gėlės, visokie tokie dalykai, kurie jūs pačią tiesiog džiugins. Tiesiog jums žinutė ir kalba kortos apie tai, kad kitą mėnesį susikoncentruosit labiau į pasirūpinimą savimi. Ir gal net ir vertėtų pasirūpinti savimi, nes emocinis fonas toksai į depresyvesnę pusę. Ko pasieksite birželio mėnesį?
Ko pasieksite birželio mėnesį, tai pasieksite stabilumo. Stabilumas gali būti ir materialinis, finansinis stabilumas, bet tai gali būti ir emocinis stabilumas. Arba gali būti tas emocinis stabilumas, kurio jums prieš tai trūko, pasiektas per finansinį stabilumą. Gali būti dar ir taip. Tai daugiau toksai, tokie pasiekimai, daugiau saugumas, stabilumas ir taupumas. Resursų gali būti ir taupimas. To, ko sieksite, aplamai, viskas bus stabilu ir saugu. Kažkaip įdomiai. Pasiekimai. Pasiekimai. Kaip tarsi moteris 4 namo kampus prilaikytų. Ir pati iš savęs. Galbūt birželio mėnesį dar nepavyks per daug kažkur ištrūkti ar plėstis, ar išeiti iš komforto zonos, ką ir kalba prieš tai kritusi taip pat korta. Toksai, gerai gyvenu, bet gyvenu tokiam auksiniam narvelį, niekur neišeinu ir gyvenu tokioj komforto zonoj. Bet esmė, kad jum, kaip matau, jum šiaip iš esmės turėtų būti gerai. Birželio mėnesį irgi dar nematau tokio išlipimo iš tos komforto zonos ir tai jaučiu kažkaip ir bus labiau susijęs su emociniu fonu, bet vis dėlto tai bus stabilu, pastovu, jau geresnė bus nuotaika, išeisit iš tos depresyvios nuotaikos. Ko reikėtų kitą mėnesį jums pasisaugoti, tai reikėtų pasisaugoti vyrišką. Jisai gali būti geradaris, jisai gali būti jausmingas, gali būti emocionalus. Gali būti ir menininkas. Bet, užimantis irgi tą kažkokią tai poziciją, gali būti, kad jūsų gyvenime jis užima kažkokią jums asmeniškai poziciją, arba, sakykime, darbo poziciją. Vieną norisi kortą man čia ištraukti. Čia, daugiau pasakoja, jums sako, kad ne tai, kad reikėtų jo pasisaugoti, bet labiau išlaikyti tą artimą ryšį. Išlaikyti tą artimą abipusišką ryšį, nes jūs turėsit kaip tik palaikymo iš vyriškos lyties atstovo. Ir tai gali būti jūsų antroji pusė. Arba jūsų vyras. Nes čia yra emociniai tokie mainai ir minčių mainai, bendros idėjos, bendri galimi tikslai, kurių galite siekti kartu, arba jeigu vis dėlto siekiate viena, tai jisai žinokit jūs palaikys. Tai tik tai galimas toks kažkoks, galimas galbūt šiek tiek sudvejojimas kažkoks, gal ne tai, kad sudvejojimas, bet kažkokio tai,
kažkokių galimybių pasirinkimas, kuriuo keliu eiti, ar į vieną pusę, ar į kitą pusę. Ir šis vyriškas, jisai tarsi tame bus ir jisai jūs palaikys. Ir jam labiau gal bus svarbu, kaip jausitės jūs pati. Jis tiesiog bus šalia, o jūs pati rinksitės. Tai va. Ties čia taip. Kuo turėtumėt pasinaudoti birželio mėnesį? Kuo turėtumėt pasinaudoti arba ką pasirinkti? Tai iš tikrųjų turėtumėt pasinaudoti savo vidinę ugnimi, kurią jūs turite. Tai galbūt nesate dar atsiskleidusi pilnai, atskleidusi, pavyzdžiui, savo potencialą. Jums reikėtų kažkokios motyvacijos. Jums reikia kažko, kas jūs motyvuotų. Kas pažadintų jūsų vidinę ugnį, tą liepsnelę, kad jūs pradėtumėt vėl šviesti, šildyti save, sušildyti ir tuo pačiu kitus. Ir realizuoti galbūt savo tikslus, norus ar ką esate užsibrėžus. Kliūtis, su kuriomis galite susidurti. Iš tikrųjų nepasakyčiau pirmiausia, kad tai yra kliūtis. Žinoma, vertėtų saugotis greičio. Sakykime, vykstant kelionėje ar automobiliu, saugotis greičio. Perdėtai neskubėti. Arba tiesiog, ko reikėtų pasisaugoti, Vėlgi man eina, žinokit, informacija, kad reikėtų pasisaugoti emocinio tokio išsiderinimo, labai stipraus. Jums kažkaip reikia motyvuoti save ir taip, kai pradėjot motyvuoti save, ir taip važiuot toliau į priekį. Tik svarbu išlaikyti tas vadžias, išlaikyti tą motyvaciją, neprarasti to, nenueiti į vieną ar į kitą kryptį, nepaleisti tų savo vidinių vadžių. Ir žinoma, pamiršti, palikti už nugaros tai, kas įvyko prieš tai. Ar sakykime, birželio mėnesį, kadangi žiūrim, tai pamiršti tai, kas buvo gegužę, pavyzdžiui. Pamiršti ir judėti į priekį, tik būtinai laikytis, kad neišvirstumėte iš to vadinamojo vežimo. Kas šį mėnesį jums padės, tai iš tikrųjų prieš tai rodė jūsų artimas žmogus, vyriškis padės, o čia labiau krenta ir rodo konfliktinę kortą tokia įdomi. Diskusijos, pykčiai. Padės jums vyriškis, bet jums kaip tik gali kliudyti, kas tai barniai, nesutarimai, kivirčai, tai gali būti ir vidiniai kažkokie barniai, jeigu ne išoriniai, ten pavyzdžiui su šeima ir panašiai,
ar su artimaisiais, tai gali būti vidiniai barniai. Tai reikėtų pavengti kažkaip, kiek įmanoma, bereikalingų barnių, nes jie toli, žinokit, ir nenuves. Taip, jums reikėtų vengti, ne tai, kad vengti, jums reikėtų vietoje konfliktų, ar jeigu kils konfliktai, į juos kažkaip įnešti harmonijos, meilės, abipusės supratingumo. Ir būtent tai jums ir padės įveikti kliūtis ir jūs parems ir palaikys galiausiai iš vidaus jūs pačią. Ir ta parama ir bus atsispindės būtent meilėje. Būtent meilėje ir prieš tai irgi rezonuoja su ta grupele kortų, prieš tai kritusių vyriškių, kad meilė, jausmai, abipusiškumas, toks ta harmonija, tas palaikymas vienas kito, jie gali viską nugriauti. Visus kalnus viską gali nugriauti. Per meilę, ne per konfliktus. Kokių veiksmų būtent reikėtų jums rinktis birželio mėnesį, tai jums reikėtų kažkaip atrasti savyje vidinės jėgos, vidinių jėgų, pasisemti kažkaip jų, atrasti, nes iš tikrųjų kiekviena moteris jos turi tos vidinės jėgos ir labai daug. Tiesiog ne visos jos tai suvokia ir atranda. Tai vat jums reikėtų kažkaip padirbėti su savim ir atrasti savyje tų vidinių jėgų, sukontroliuoti savo emociją, sukontroliuoti tą savo vidinį liūtą ir jūs tiesiog būsit kaip moteris tada nenugalima iš vidaus. Jausitės tvirtesnė ir stabilesnė, galingesnė iš vidaus. Užtikrintumas tada jums atsirastų. Tai va tas jums labai padėtų, jeigu ties to padirbėtumėt. Patarimas ir paskatinimas. Čia iš tikrųjų norėčiau dar vieną kortą paimti, bet iš kitos kaladės. Patarimas ir paskatinimas, tai žinoma, pirmiausia, ką jums rodo ir skatina jūs, nebijoti prašyti pagalbos, paramos su kažkuo pakalbėti, ar kad ir resursų paprašyti kažkokių pinigėlių, jeigu jums trūks, nes tas, kas prašo, tam yra duota. Kitą kartą, jeigu ir liūdna ir atrodo, kad ir pinigų trūksta materialiai, tiesiog kartais užtenka pakelti galvą į viršų, pasižiūrėti pro langą, pažiūrėti į dangų, į žvaigždes ir paprašyti aukštesnių jėgų pagalbos. Ar jos tikrai jūs išgirs, jos visada jūs girdi. Nebijoti prašyti paramos, kad ir kaip būtų sunku ir kad ir kaip atrodytų blogai ir prastai. Pabaigai. Prie patarimo ir paskatinimo emocinis fonas, ne? Daugiau viskas prasidėjo nuo emocijų, pas jūs aplamai labai tos emocijos taip šokinėja ir verda įvairiapusiškos tokios. Iš esmės moteriai tai yra normalu,
tikro stabilumo, kažkokios vidinės jėgos jau jum reikėtų. Motyvacijos ir paskui vat vidinė jėga iš vidaus per vidinę jėgą. Taip, žiūriu, kaip parodyti jums vis tiek kortas, kad nebūtų nuobodu ir kad matytumėt. Patarimas, jums reikia ir šios kortas taip pat irgi kalba apie tai, kad turėtumėt pasirūpinti savimi, savo emocinę gerovę, galimai atsiriboti nuo tų, kurie jūs trikdo ar trigerina. Ir paleisti praeitį, užsipildyti save kažkuo, užsipildyti save emociškai. Kad nesijaustumėt tarsi apleista, kad nesijaustumėt galbūt ne tai, kad apleista, o viduje tarsi tuštuma, kad nesijaustumėt paskui tuštuma, kad nenueitumėt į tuštumos jausmą. Jūs būtinai turit pasižiūrėti savo vidinę savijautą. Ir jeigu yra kažkokių žaizdų emocinių, vertėtų jomis susirūpinti, ar metodais susirūpinti, kaip jum jas išsigydyti ir užpildyti save, nes tai jum ir trukdo judėti į priekį, tai jum ir trukdo motyvuotis pačiai save ir pamatyti savo tą vidinę jėgą, ar pamatyti kitas galimybės. Tai va, tai būtinai susirūpinkit savim. Nėra padėties be išeities. Patarimus gavote. Labiau žiūrėtis savęs kaip moteris. Ir atminkit, kad palaikymas jūsų visada yra šalia. Ir kai jaučiatės viena ar sunku, yra ir aukščiau danguje.